Šakių kaimo, kurio dėje irgi jau nebėra, tai yra pačios Elenos Mezginaitės gimtinė. Ir bibliotekininkai nori padovanoti šiam kraštui ir visiems, kurie Eleną pažinojo, ir tiems, kurie gal nepažinojo, bet galbūt pažins ją iš eilių. Koplytstulpį, pasak Panevėžio dramos teatro aktorės Gražinos Urbonaitės, dangaus pabučiuotai Elenai. Ir tikriausiai galbūt net tas, kuris važiuodamas pro šalį užsuks ar į parduotuvę, ar pro šalį eidamas pamatys šį koplytstulpį, perskaitys eiles, galbūt jam kils noras sužinoti, kas buvo toje Elena. Žinau, kad panevėžiečiai, kuriuos kvietėme į šį renginį, bet dėja negalėjo atvykti, sakė, kad būtinai prasuks iš kelio, važiuodami kažkur pakeliui, kad atvažiuotų būtent čia. Į tą patį mano žiūri ir nežino, ką galvoja, o galvoja, kad gyvena. Mokiausi mokykloje. Jaučiu Elenai skolą ir norėjusi tai padaryti dėl jos kažką gero. Todėl jisai ir įspausdino šitą knygą ir jam buvo tiesiog šventas reikalas. Jisai yra klaipėdietis, žurnalistas, tai va ir surinkta į šitą knygą visi ir nespausdinti eilėraščiai ir interviu, nu, daug. Ir yra tarp kitko ir mūsų nuotrauka, kur Mezginaitė buvo 2000 metais Laibgaliuose su kiaušiniais rėmėjais, jo. Tai va, nu, labai smagu, žinokit, pavarčiau tą knygą, dar nespėjau nei perskaityti nieką, bet vis tiek smagu, kad va ir mūsų nuotrauka yra šios knygos puslapiuose.